Aš žinau, su laiku vis pradedu galvoti, kad labai daug kur žmogus tikrų atsineša, labai daug savęs, tik tai reikia, kad jis sugebėtų atrasti, kam jisai gimęs. Aš nežinau, ar aš čia jau atradau patį tą geriausią savęs realizavimo būdą, bet kol man įdomu tą daryti, tai aš manau, kad tai yra gerai. Ir kiekvienas žmogus, jeigu jis nori kažką pasiekti, jis turi realizuoti save. Jis turi savo viltis, savo idėjas, kažką jisai turi pamatyti tą rezultatą. Nes be rezultato sunkiai, tuščia eiga žmogus nedirba. Su profesorės Marijos Burinskienės darbo rezultatais patys to nežinodami susidurėme beveik kasdien. Kadaise nepabūgusi imtis moteriai kiek neįprastos inžinerinės profesijos, šiandien ji viena pagrindinių miesto planavimo specialisčių mūsų šalyje. Profesorės parengti daugelio Lietuvos miestų ir rajonų bendrieji planai, viešojo transporto optimizavimo projektai mūsų kasdienybei suteikia darnesnio ir patogesnio gyvenimo ritmo. Aš iš visada įsivaizduoju, kad žmogus kiekvienas turi savyje miestą ir jo mastelį. Didesnį, mažesnį. Vienas nori gyventi New York'e, o kitas nori gyventi Balbierišky. Ir jie nesikeis, nes jie yra kitokie. Ir aš nemanau, kad tai yra kažkoks ypatingas iššūkis. Tiesiog tai yra žmogaus požiūris į tą miestą. Ir to moteriško požiūrio irgi reikia. Iš tikrųjų yra tas mąstymas, aš gal negalėčiau girtis, kad pas mane toksai yra, kad aš galėčiau jį taip demonstruoti, bet iš tikrųjų, reiškia, paprasčiausias dalykas, noriu uždaryti duris ir ten sklastis tik iš vienos pusės. Tai sako, kaip daryti, tiesiog sako, sklastį paimk ir perkelk į kitą pusę. Va toks paprasčiausias pavyzdys. Ir tai yra inžinieriaus mąstymas. Pirmiausia, jis turi sugebėti iškelti savo uždavinį. Arba tikslą ir surasti būdus, kaip tą realizuoti. Vienaip ir kitaip, bet iš tikrųjų svarbiausias dalykas sugebėti suformuluoti užduotį, ko tu sieki ir ko tu nori. Jeigu tu aiškiai pasižinosi, ko tu sieki, tu tada tą pasieksi. Ir atrodo, kad šitas reikalinga visiems, ne tik inžinieriam, bet iš esmės irgi racionalus mąstymas to reikalauja. Kai tu žinai, ko tu nori, tada tu jau ieškai būdų, kaip padaryti ir kokiom sąlygom tą padaryti. Šiaip buvo ir tuo galima pasitakyti, buvo toksai žurnalas Nauka į жизнь. Ir ten buvo skyrelis, kur, reiškia, ni to mielai rūčki, ni to ten kažkokie buvo, kūrėm patys. Tai kiek aš žinau, japonai supirko visus tuos žurnalus ir pagal tuos padarė patentus. Tai suprantat, čia žmonės irgi išradingi yra. Tai kurią pusę palaikysim? Iš vienos pusės aš manau, kad kai sunkumai, inžinierius turėtų sugalvoti išeitį, o iš kitos pusės, jeigu mes jam sudarom sąlygas, jis gali sukurti ženkliai daugiau. Tai ko mes siekiam? Atkaklumo nestokojančiai teritorijų planavimo instituto direktoriai bei VGTU miestų statybos katedros vedėjai jau daug metų tenka priimti atsakingus sprendimus. Kur reikia statyti tiltą per upę, kad po kelerių metų besiplečiančių miestų gyventojų susisiekimas būtų patogesnis? Kurioj vietoj pastatytas aplinkelis padėtų išspręsti eismo kamščių problemą? Ko? Metro ar vis dėlto tramvajaus reikia Lietuvos sostiniai, kad mūsų vaikai ir anūkai nesusidurtų su susisiekimo problemomis? Tai tik keletas pavyzdžių klausimų, kuriuos žvelgdama į ateities perspektyvą savo kasdieninėme darbe turi spręsti profesorė Burinskienė. O čia įdomu yra, su tom perspektyvom. Žinot, galima paprasčiausiai ekstrapoliuoji ir eini viskas, taip, didėjančia tvarka. O po to žiūri, kad neišeina, kad didėjančia, kad žiūri, kad tai spirale vystosi, tai žiūri, kad pakilimai, nusileidimai, šuoliai atsiranda. Įvairiai galima funkciją kažkokią pritaikyti matematinę, galima bandyti, o galima galvoti, kad kaip man visada labai patinka 1905 metais, visi planavo, kad bus labai plačios gatvės, nes važinėjo daug karietų ir kad gatvių plotis bus 100 metrų. Tai, kad karietų greitis ribotas, reiškia, mums reikės labai daug plačių, reiškia, gatvių.
Bet atsirado kokybinis šuolis, atsirado automobilis ir vėl gatvė susiaurėjo. Dabargi pas mus vėl eina kalba, kad jau mes jau nebetelpam, mums jau vėl reikia labai plačių gatvių, tai gal vėl bus kokybinis šuolis, o gal mes malūnsparniais skraidysim. Ir tada iš vis nereikės nei tramvajaus, nei metro. Bet tai taip yra. Ir suprantat, tik tai reikia pagauti momentą, kada bus tas šuolis. Jūs galit paklausyti daug kalbų, daug pranešimų tarptautiniai konferencijai. Bet iš tų pranešimų bus 2, kurie turės vertę perspektyvoje. Tai reikia sugebėti atsirinkti tuos 2. Tai kažkuria prasme ne tik reikia racionaliai mąstyti, bet tiesiog pajusti, kad tai yra svarbu, o tai ne. Profesorė jau yra vadovavusi daugiau kaip 100 Lietuvos miestų plėtros, viešojo transporto vystymo projektų, dalyvavo rengiant 14 tarptautinių projektų, skaitė pranešimus Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir kitur. Nepaisant to, ji pripažįsta, kad pats didžiausias įvertinimas yra matyti, kaip tavo idėjos įgyvendinamos praktiškai. Kada įdiegiamas tavo projektas, kada jis realizuojamas. Jis gali šiek tiek keistis, bet kada tavo idėja įgyvendinama, tai tas yra daug. O praktiškai dabar daug tų idėjų yra įgyvendinta. Ir transporto srityje, susisiekimo srityje, ir planavimo, taip kad tas aišku teikia malonumą. Kad tu kažką tai atspėjai, kad jeigu pasakei, kad toj vietoje reikia tilto, arba toj vietoje reikia gatvę pastatyti, arba kad aplinkeliai turi būti ir kur turėtų būti stovėti automobilių tos parkavimo aikštelės, kur daug tokių dalykų yra. Iš tikrųjų, tai kai tu pajunti, kad tas įgyvendinama, kad tas realiai matosi, taip, tai yra didelis dalykas. Arba ateina ten studentai po kažkiek laiko, absolventai, jūs sako, ačiū dėstytoja, ties tikrai ten gerai dirbam, dabar labai patinka, ar tas, tai yra daug. Iš tikrųjų daug. Labai norisi, kad kažką tu pasiūlytum naujo, kitokio, gero. Aišku, gal ne visada pavyksta. Čia, sako, gerais norais ir pragaras grįstas, bet tai iš tikrųjų, tai aš manau, kad tai yra kažkoks ėjimas į priekį, ėjimas į ateitį. Tu vystai, tu plėtoji tuos miestus. Tu gali sakyti, kaip yra gerai, kas yra blogai. Aš daug rašiu straipsnių apie gyvenimo kokybę nagrinėjus, apie darnų vystymąsi rašius. Dar irgi tokia įdomi situacija. Mano disertacija, kurią aš gyniau 83 metais Maskvoje, buvo apie dviračius. Tai tada tai atrodė maždaug, pirma disertacija Tarybų Sąjungoje buvo apie dviračius. Mane iškvietė į vakarą, aš turėjau aiškintis, kas tai yra dviratis ir kam jis reikalingas ir kas čia per mokslas aplamai. Tai kai dabar praėjo 30 metų, kol atsirado dviračiai. Jūs suprantat, tai ir yra. Ta, ką tu mokėsi, ką tu darei ir kad tas įdiegiama, tegu po 30 metų, bet tai įvyksta. Žinot, mano tėtė ir mama buvo vienas baigęs fiziką, o kitas buvo baigęs matematiką. Reiškia, savaime aš jau buvau tiksliukė. Tai kai aš baigiau mokyklą, tai aš galėjau rinktis, kai sako, nuo lietuvių kalbos ir literatūros iki inžinerijos. O šiaip aš lyg ir norėjau stoti į architektūrą, man nepavyko ir miestų statyba buvo toks tarpinis tarp architektūros ir tos jau labai vyriškos statybos. Ir turbūt urbanistika, tą, ką aš užsiminėjau dabar, yra tai, ko aš noriu. Aš suprantu šitą dalyką, man artimas tas dalykas ir turbūt taip ir atsirado tas pašaukimas. Pavyzdžiui, nori vienas tik piešt, nori kitas tik dainuot, nori, o trečias sako, man reikia jau paskaičiuoti, jau pribrendo laikas. Tai man reikia paskaičiuoti. Ne humanitarė, nežinau, matyt, pusrutulis pasislinkęs. O šiaip, jūs sakot, kad moterys aiškios humanitarės, tai kodėl tada didieji rašytojai vyrai? Ir drąsių žmonių mažėja. Visi, manau, kad atsiranda vėl ta tokia
pilka masė, kurios jau beveik nebuvo. O dabar taip atrodo visi taip nemalonu. Bet žinot, tada iracionalių idėjų nebus. Tada mes pasidarysim paprasti varžteliai, kurie vykdysim kažkokią užsakytą, vyksim visi viena linkme ir be didelių pokyčių tada proveržių nebus. Taip sako tada tas racionalus mąstymas. Todėl, kad nebus tokių, kurie užgimtų ir kažką stengtųsi apverkti aukštyn kojom, pasiekti kažką padaryti visiškai netikėto kažkokio, nelaukto, o tvarkingai sušriubos visus varžtus. Nebus progreso, jeigu nebus tokių žmonių. Jūs pažiūrėkit, visi, kurie buvo iš tikrųjų, kurie sukėlė virsmą, jie visi buvo keisti. Jie tikrai buvo keisti. Aš dažnai ir sakau, kad net universitete tie, kurie dirba, normalių nėra vis tiek visi su savo kažkokiais, gal aš taip jau biški drastiškai įsireiškiau, bet ta prasme vis tiek kiekvienas su savo šriubuku. Aš negaliu sakyti, kad man visi projektai pasisekė, visi straipsniai tobuli, o jau aš čia tik tai su raudonu kaspinėliu ir pirmin. Ne, taip nebuvo. Aišku, buvo visokių variantų, bet bendra mintis, kad tu dirbi būtent dėl miestų plėtros, dėl miestų tvarkymo, dėl jų susisiekimo sistemų, aš niekad nebejojau tuo. O kad galėjo būti vienas ar kitas darbas šiek tiek geriau padarytas ar blogiau, tai aišku, kad galėjo būti. Ir tas. Taip, kad aš nesuabejojau, kad aš dirbu savo srityje, tai šito ne. Bet dėl kiekvieno to mažesnio sprendimo, aišku, gali būti įvairių variantų. Galų gale vieniem tu iškart patinki, kitiem iškart nepatinki, vienas tave priema ir su tavo tiesom kitas galvoja, vat atvažiavo čia babelį pavaidinti noriu. Visokių yra variantų. Bet šiaip aš manau, kad iš principo, jeigu tavo požiūris pozityvus į gyvenimą, tai tu pozityviai ir spręsi. Aš jau seniai nebejoju tuo, kad reiškia, kad aš nesusitvarkysiu, man tokio dalyko nebūna. Aš tiesiog, taip negali būti, suprantat? Tu gali padaryti geriau, tu gali padaryti blogiau, bet kad tu aplamai nesusitvarkysi, tai nonsensas. Tai va taip, aš nežinau. Gal čia irgi toks pernelyg didelis pasitikėjimas savim, galbūt jau, o gal tai jau patirtis, kad tiek metų dirbi, nežinau, aš nei aš geresnė už kitus, nei aš blogesnė už kitus, aš tiesiog tas žmogus, kuris nori dirbti ir gali dirbti. Aš pažįstu beveik visą Lietuvą, beveik visuose Lietuvos miestuose esu buvus. Kažką tai darius ir dirbo aš seniai nuo to. Aš atėjau į universitetą 79 metais ir dabar jeigu paskaičiuot, kiek darbų padaryta, tai nežinau, gal 80, gal virš 100, kiek vadovavus ir panašiai, bet tai nėra esmė, suprantat, bet jūs jaučiat pulsą. Ir man užtat, sakau, man svarbu, kad tu matai, kas vyksta. Ir kartais man labai keistai atrodo, kai kartais televizijoje ar bet kur kitur, tu girdi, žmonės jaučiasi, kad jie kalba tik Vilniaus masteliu, todėl kad jie nebuvę provincijoje, jie nematė, kaip žmonės gyvena, ką jie daro, kaip jie gyvena. Aš manau, kad mes neturėsim tokių didelių milijoninių miestų, nes pas mus šiaip gyventojų nesimato. Vilnius turėtų būti 600–700 tūkstančių ir perspektyvoje toks, Kaunas bus turbūt 300 tūkstančių, Klaipėda panašiai 200 tūkstančių. O visi kiti mažesni. Ir tokie bus jie tie miestai. Aš tik tai labai norėčiau tikėti, kad būtų normali pas juos demografinė struktūra, kad ten būtų ir jaunimo, ir vaikų. Nes labai nesinorėtų įsivaizduoti, kad tai bus senelių miestai. O pagal dabartinę situaciją mes galim tą prognozuoti. Tai yra tikėtina. Jeigu pasakyt, kad
kad čia aš norėčiau, kad mane ten liaupsintų ar dar kažko, nepatinka. Ir jeigu ten ateina dar ten pradeda stengtis kažkas tau čia įsiteikti, tai aš išvarau, aš nepripažįstu tokių dalykų, tai kad tai yra nenuoširdu. Tai yra normaliai žmogaus, kai sako, prisitaikymas prie situacijos ir tu iškart matai, kad tai yra dirbtinis dalykas. Ašgi, vat irgi turbūt su amžium ir kuo su amžium tu daraisi vyresnis, tu labiau matai šitą. Ir tu bjauriau tas darosi. O šiaip aš nežinau, aš manau, kad tiesiog būkim natūralūs ir visada bus gerai. Tikri būkim. Nes labiausiai, aš suprantat, visada žmoguje ir visai nesvarbu, ar tu profesorius, ar tu laborantas, ar tu technikas, ar tu ten akademikas. Tu tiesiog esi žmogus. Tu dirbi vienas toj pozicijoje, kitas toj pozicijoje ir niekas nepakeis. Jeigu tu neturi tų žmogiškų vertybių, aš nežinau, gal tu gali profesiniai srity būti kažkuo tai, bet asmenybė tu nebūsi. Čia mano požiūris.